Kai mano mokiniai sako man, kad anglų kalba yra per sunki ir sudėtinga, aš jiems pasakoju istoriją apie vieną savo mokinį, su kuriuo dirbau prieš 16 metų. Tuomet buvau 19 metų studentė, tik pabaigusi pirmą universiteto kursą ir nusprendžiusi padirbėti Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo vidutinio amžiaus britas, kuris įsimylėjo rusakalbę moterį ir norėjo pramokti rusiškai tam, kad su ja bendrautų. Taigi įsivaizduokite, gaunu nejauną mokinį, kuris žino tik anglų kalbą ir visiškai neįsivaizduoja, kuo rusų kalba skiriasi nuo jo gimtosios kalbos. Aš turiu angliškai, kas jau buvo baisu paaiškinti jam visas rusų kalbos subtilybės. Kas nežino, rusų ir lietuvių kalbos yra struktūriškai labai panašios, nes mes turime linksnių ir asmenavimo sistemas, o dabar įsivaizduokite, Britui gyvenančiam visai kitoj kalbos paradigmoj reikia suprasti ir išmokti 10 vieno žodžio formų ir mokėti suderinti žodžius vienus su kitais. Taigi vargšui Britui sprogo smegenys, jis man taip ir sakė, better kill me, geriau nudėk mane. Va čia tai tikrai žmogui buvo iššūkis. Tai kitą kartą, kai pagalvosite, kad anglų kalba yra per sunki, prisiminkite vargšą Britą, kuris dėl meilės buvo pasiryžęs išmokti net rusų kalbą. Tiesiog tam, kad galėtų pasakyti mylimajai, я тебя люблю.